Labas visiems įsijungusiems, čia laida Naujasis aš. Visiškai nauja laida apie ką? Apie saviugdą. Šiais laikais saviugdos priemonių, rekomendacijų ir temos, manau, kad bendrai visumoje, viešumoje yra tikrai labai daug. Tai negaliu sakyti, kad ši laida dar viena saviugdos temos nešėja, bet galbūt tai laida, kuri lengvai jūs edukuos, padės atrasti, o tiem, kurie domisi, bet nedrįsta, padės išdrįsti. Mano vardas Vytautas, esu šios laidos kūrėjas, iniciatorius ir saviugdos praktikas, kitaip savęs nepavadinsiu. Esu lygiai toks pat žmogus kaip ir jūs, domiuosi skirtingomis temomis, skirtingomis praktikomis, pats išbandau, turiu savo nuomonę ir turiu begalę klausimų. Tai laida Naujasis aš yra skirta būtent jums, besidomintiems, o tie, kurie dar neatrado, tai tikiu žiūrėdami šią laidą ir atras daug įdomių dalykų. Kvėpavimas, meditacija, galbūt tylos stovyklos, o galbūt kelionės su dvasiniais lyderiais į svečias šalis. Tai mes daug ir įdomių temų šnekučiuosimės ir kalbėsim būtent apie jas šiose laidose. Ir mano užduotis ir mano turbūt misija kalbėti tom saviugdos temomis, su jomis supažindinti jūs ir tai padaryti kiek įmanoma paprasčiau, kad žiūrovas bežiūrintis sakytų, o geras, tai netaip sunku ir galbūt šita saviugdos priemonė yra įdomi man ir aš ją norėčiau imti ir išbandyti. Savo podcast'e arba laidoje kalbinsiu įdomius žmonės, kurie man yra įdomus ir tikiu pasirodys įdomus ir jums. Šiandien pirmoji laida ir šiai laidai mintise savo galvoje ruošiausi pakankamai ilgai ir vienareikšmiškai turėjau atsakymą, jeigu šita laida kažkada išvys dienos šviesą, kas bus pirmas žmogus arba pirmas svečias, su kuriuo aš norėsiu pasikalbėti ir tą pokalbį galbūt paviešinti. Tai šiandien su džiugesiu noriu pristatyti jums šalia savęs žmogų, kurį aš vadinu mokytojų ir rugsėjo 1 dieną jam rašiau žinutės, mokytojų su rugsėjo 1, tai tiesiog pradėsiu nuo vardo ir pavardės. Su manim šiandien studijoje Šarūnas Žagaras, sveikas gyvas. Labas Vytautai, labas žiūrovai, nesisveikinu, nei labas vakaras, nei labas rytas, nes nežinau, kada laidą žiūrėsi, tai labas dar kartą Vytautai. Tada, kada žmonės žiūrės, tai bus tinkamiausias laikas ją žiūrėti. Visiškai teisingai. Tai noriu tave pristatyti, bet nežinau, kaip tu norėtum būti pristatomas. Tai aš galbūt, kai tu save pristatysi, nes paprašysiu prisistatyti, galbūt papildysiu, nes žinau daugiau informacijos negu tai, kas yra Šarūnas Žagaras, kaip save tu pristatai. Šarūnas Žagaras yra laimingas žmogus šiuo metu. Labai gerai, tą žinau. Okay. Jeigu labai trumpai, jeigu ilgiau išsiplečiant, tai šiuo metu esu mokytojas. Padedu žmonėm atpalaiduoti kūnus ir atpalaiduoti protus. Sustoti, pailsėti, nusiraminti. Tai jeigu taip trumpai, tai taip. Aha. Nepristačiau laidos temos, bet pristatysiu ją dabar. Šiandien mes kalbam apie kvėpavimą ir Šarūnas yra sąmoningo kvėpavimo instruktorius, mokytojas ir kažkada buvęs, kaip pasakyti, senasis tu, o dabar naujasis, ar ne? Taip. Tai kalbėsim apie tavo kelią. Kiek laiko tu esi kvėpavimo, saviugdos tokioj temai? Tai kvėpavimas pas mane šiaip prasidėjo net ne nuo kvėpavimo visiškai, jeigu tai priešistorę žiūrint, pasistengsiu labai neišsiplėsti, bet viskas prasidėjo nuo kelio pasikartotinų traumų. Daug iš tikrųjų labai visokių problemų turėjau tiek su keliu, tiek su nugara ir, kaip sakant, remontavau savo pas geriausius tuo metu Lietuvos specialistus. Čia gal grįžtant į 2014 metus, tokią paskutinį rimtą operaciją turėjau pas ilgametį Lietuvos krepšinio rinktinės gydytoją, traumatologą Rimantą Gudą, kur aš taip labai tikėjausi, kad bus suremontuotas galutinai mano kelias, nes ten problemos, tos traumos nuo 2000 gal metų, kai buvau nuo 18 metų. Ir po operacijų, po reabilitacijų aš jau taip tikėjausi, kad viskas, dabar jau bus gerai. Ir taip, supranti, atrodo kaip ir mechaniškai sutvarkytas, bet
vis tiek, nu, kažkas yra ne taip. Aha. Kažkas yra ne taip. Vis tiek aš tą kelią jaučiu ir, kaip yra posakis, jaučiu, kad turiu tą kažkokią vieną kūno vietą, tai aš jausdavau, kad turiu kelią. Ir aš tada nusprendžiau truputį kūrybiškiau pasižiūrėti, jeigu tradicinė medicina kaip ir padėjo, bet nesulaukiau tokio rezultato, kokio tikėjausi, kur dar galima ieškoti pagalbos. Ir taip atradau jogą. Aha, aš šitą vietą noriu sustabdyti. Prireikė pačiam save remontuoti. Jeigu nepaslaptis, pasidalinkit, ką veikėt prieš tai gyvenime, nes turbūt kažkokia buvo labai aktyvi veikla, kurie jūs šiek tiek išvedė iš rikiuotės. Buvo toks etapas mano gyvenime. 22,5 metų tarnavau Lietuvos kariuomeniai. 17 berods iš jų tarnavau Lietuvos kariuomenės specialių operacijų pajėgose. Tai tarnyba šitose pajėgose pasižymi tuo, kad labai didelį ir fizinį, ir psichologinį krūvį. Vien patekt į šią vietą, į šį dalinį, bent jau man užtruko, jeigu gerai pamenu, gal 6 mėnesiai bazinis tas specialių operacijų pajėgų karių rengimas, kurį praeina geriausia fizinį ir psichologinį pasiruošimą turintys vyrukai. Ar prieš mane sėdi vienas iš geriausių tuo metu vyrukų buvusių Lietuvos kariuomenėje specialiosiose pajėgose? Tai mes visi save laikėm vieni geriausių, vienais geriausių. Jo, tas toks ir jaunatvinis maksimalizmas. Ir tu, kai esi tokiose pajėgose, tu jautiesi, kad esi rimtas vyras. Atsiprašau, kad dar trukau. Aš dar noriu papildyti, dar užduoti klausimą. Tai gal tu gali šiek tiek dar apie tas spec pajėgos, kad žmonėms suprasti ir pasmalsauti, nes kaip aš sakau, tai buvo tos spec pajėgos ir jūs slėpėtės po kažkokiu kodiniu pavadinimu, ar ne? Tai jo, Lietuvos kariuomenės specialių operacijų pajėgas dauguma geriausiai žino Aitvaro pavadinimu. Tai tu buvai vienas iš Aitvarų? Taip, vienas iš Aitvarų ir Aitvarų eskadronas ir gauna tą Aitvaro pavadinimą tuomet, kai mes vykdavom į kovinės misijas Afganistane. Tai reiškia, surenkamas junginys, toks eskadronų mes vandydavom, kurio pavadinimas Aitvaras, iš skirtingų Lietuvos kariuomenės specialių operacijų pajėgų. Iš Klaipėdos, iš Kauno ir iš Vilniaus, iš ypatingos paskirties tarnybos, iš Vytauto didžiojo jėgerių bataliono ir iš kovinių narų tarnybos. Ir štabo elementas ir paramos elementas. Tai mes, kai važiuodavom vykdyti kažkokią užduotį, tame tarpe ir kovinės misijos Afganistane, būtent suformuodavom tą Aitvarą. Kiek misijų pats esi dalyvavęs? Aš esu 5 misijose Afganistane. Tai aš taip kaip sakau, 2 metus, apytiksliai, 2 metus esu praleidęs Afganistane. Ne iš eilės, bet mūsų būdavo rotacijos po 5,5 kažkur mėnesio, 4, priklauso su kurio, kaip sakyt, banga atvažiuojat, bet taip apie 5 mėnesius. Tai didelis fizinis krūvis, neįprastos turbūt užduotis ir, kaip sakei, tas, kaip pasakyti, reikalauja ne tik fizinio specialaus pasiruošimo, bet ir to psichologinio, ar ne? Tai grįžtam į tavo remontą, kelias suremontuotas, lyg ir, bet kažkas ne taip. Kelias lyg ir suremontuotas, kaip ir viskas bet, kaip sakiau, vis tiek aš jausdavau, kad aš turiu kelią, bet, ten palauk nebūdavo tuo metu, aš ten jaunas pakankamai buvau, ką tu ten gali ilgai savęs remontuoti negali, jeigu skauda išgeri tabletę ir varai toliau. Ne apie tai ten, ne apie laiką ten kažkokį savo būdavo, tarnyba būdavo pirmoje vietoje. Ir čia, kaip sakyt, neklausimas. Tai tuo metu aš pradėjau ieškoti, aš sakau, gal kokie 2,15, gal kokie metai kitų būdų, kaip savo padėti. Ir man tas judesys visą laiką būdavo man artimas, aš susidomėjau jogą. Susidomėjau jogą, nuvažiavau į pirmą jogos užsiėmimą ir aš atsimenu po jogos užsiėmimą, sakau, kaip dabar aš atsimenu, aš sėdžiu, išėjau jau iš jogos studijos, atėjau į mašiną, atsisėdau į mašiną, sėdžiu ir skanuoju save ir jaučiu, kad jaučiuosi kitaip.
Po pirmo užsiėmimo. Taip, po pačio pirmo užsiėmimo jaučiuosi kitaip. Kūnas kažkoks kitoks, laisvesnis, tarsi stuburė tokios, tarsi daugiau erdvės, tarsi kažkas paėmė, už stuburo patraukė ir ten tarp tų slankstelių tarpai didesnė atsirado, kaip kamštį iššauti. Ir tokia pati emocinė būsena, toks nurimęs, atsipalaidavęs, man tas patiko, kaip aš jaučiausi, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip mano emocinė būsena buvo. Ir aš pradėjau labai stipriai praktikuoti. Ir į jogą vaikščioti, jogos studiją ir pats savarankiškai labai praktikuoti. Ir kas jau man patinka, tada aš jau neriu gilyn ir aš po kurio laiko nusprendžiau, kad aš noriu į jogos mokytojų kursus. Aišku, čia dar prisidėjo prie to, kad viduj priėmiau sprendimą, vėl čia toks laikotarpis buvo, kai aš savęs labai ieškojau ir savo užduodavau tokius klausimus. Ar tą, ką aš dabar darau, tai čia sakau, 10 daugiau gal metų atgal. Ar tą, ką aš darau, ar aš noriu daryti visą savo likusį gyvenimą. Ir koks atsakymas buvo? Ir jau po kurio laiko man būdavo atsakymas, kad gal vis dėlto ne. Nors tikrai aš labai džiaugiuosi tą patirtim, praleista kariuomeniai, tarnyboje, spec pajėgose. Neįkainoma patirtis labai man daug davė kaip žmogai, kaip asmenybei. Bet atėjo kažkokia riba, kur supratau, kad ne. Ir savo užduodavau klausimą, tai jeigu aš nenoriu visą likusį gyvenimą tarnauti kariuomeniai, ką aš noriu veikti? Net ne ką aš noriu veikti, bet ką aš veiksiu. Ir čia būdavo problemytė, nes atsakymų nėra. Aš nežinau. Ir tuo metu atrodydavo, aš realiai vos ne pusę gyvenimo praleidau kariuomeniai, pajėgose, struktūroje. Ir aš tarsi, kad aš daugiau nieko nemoku. Okay. Tai atsiranda joga. Jo. Ir mintis galbūt tapti jogos instruktorium. Jo, tai aš neatsimenu kada, bet kai pas mane tie prasidėjo egzistenciniai klausimai, kas aš esu apskritai, ką aš veikiu, ką aš noriu veikti, ko aš nenoriu, buvo labai didelis pasimetimas ir kažkurio momentu aš jau buvau pradėjęs domėti saviugdą. Aš uždaviau savo klausimus šiek tiek kitokį, kas man patinka. Ir mano pirmas atsakymas buvo joga. Joga. O ką su ta joga daryti? Čia pirmi tokie iš karto klausimai, neįmanoma pragyventi. Iš jogos. Jo, iš karto tokie, kaip sakyt, ateina. Labai realistiškas klausimas. Jo, reikia. Bet kadangi vienintelis atsakymas tik ir atėjo apie jogą, kad man patinka joga, ir aš jau buvau nusprendęs, kad sueis tas minimalus laikas, kada aš jau galiu išeiti į pensiją, jeigu aš esu pensininkas šiuo metu. Gerai atrodo, kitai atsininkas. Ačiū, jaunas pensininkas esu. Kaip ne pensininkas, bet esu šiaip pensininkas. Bet Lietuvos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgų atsargos karininkas. Bet kada gali būti iškviestas? Ir kviečia, ir jau buvau iškviestas gegužės mėnesį į savaitės trukmės mokymus. Kad nepasimirštų? Taip, teisingai. Gerai, aš noriu pakviesti sugrįžti prie jogos. Tu, suprantu, tampi jogos instruktoriumi. Taip. Tie, kas nežino, neatsiejama turbūt jogos dalis šalia ir kvėpavimas, ar ne? Taip, tai čia nukrypau labai gerai, kad pagražini mane. Tai kas yra joga? Jogos filosofija apskritai moko, jeigu taip labai supaprastinti, tai būti geru žmogumi. Arba tai tiesiog kūno proto atpalaidavimo praktika, arba, paprastai tariant, judesio ir kvėpavimo praktika. Kvėpavimas jogos užsiėmimas yra vienas iš kertinių irgi sudedamųjų dalių. Kvėpuojama prieš užsiėmimą, kvėpuojama per užsiėmimą, dėmesys kvėpavime ir kvėpuojama po užsiėmimo. Kvėpuojama, mes ir dabar kvėpuojam. Klausimas, kaip mes kvėpuojam, tai čia mes aišku prie to nueisim, bet tai kvėpuojama tam tikromis tam tikras taisyklis technikom. Ir aš tada labai irgi susižavėjau, jau jogą buvau susižavėjęs, tai dar susižavėjau kvėpavimu, supratau, kad čia labai įdomu, labai vertinga, labai naudinga ir noriu lerti gilin.
Ir po kurio laiko, aš jau dabar nepamenu, čia, kadangi jau buvau nusprendęs, kad ateis ta diena, kai išeisiu iš kariuomenės, ir kai supratau, kad, kad nieko ale nemoka, pradėjau daryti namų darbus, kaip sakyt, tą tokį bagažą, ruoštis pradėjau. Tai po jogos mokytojų kurso aš nusprendžiau važiuoti į kvėpavimo terapijos specialistų mokymus, metų trukmės mokymai buvo. Ne tai, kad mes visus metus ten vien mokymėms, bet, mokymėms, bet stovyklos būdavo, namų darbai ir taip toliau panašiai. Tai va taip, atėjau prie to kvėpavimo nuo, kaip sakyt, nuo kelio traumų pasikartojančių, per jogą atradau kvėpavimą. Problemos pradėjo kažkaip spręstis, tu pradėjai jaustis geriau, joga, aš suprantu, fizinis ar ne, išsijudėjimas, o kvėpavimas, tu pradėjai jausti kažkokią naudą? Geras klausimas ir toks labai ir geras, ir lengvas, ir sudėtingas, ir labai ilgas. Ir dabar galvoju, kaip čia man jį atsakyti. Tiesiog kaip yra, kodėl kvėpavimas ir, sakykime, jogos dalis, jinai patraukia ir tave, kas privertė tapti ne fanatiku, kuris, mėgsta kvėpuoti, praktikuoja, bet pačiu instruktoriu. Jeigu tai paėmus bendrai tiek joga, tiek kvėpavimas, aš nusiraminau, aš atsipalaidavau, aš pradėjau nebemeluoti savo, aš daugiau pradėjau galvoti, ką aš galiu, negu priešingai. Atsirado drąsos tokios. Aš nesakau, kad tos drąsos pas mane nebuvo ir anksčiau, būdavo, bet kitokia drąsa tokia. Net nemoku paaiškinti. Esmė pasikeitė pats santykis mano su savimi ir kai pasikeitė santykis mano paties su savimi, aš atsipalaidavau, pasikeitė santykis ir su aplinka. Ir aš, kaip sakau, aš nebebijojau pankuoti. Nes daugeliui tai galbūt atrodytų tokie, kraštutinumai, toks rimtas, labai rimta vieta, specpajėgos, kariuomenė. Aš žodėjau sakyti, tai ką kariuomeniai vyrai kalba, kas nutiko Šarūnai, jisai atsivėrė čia, atrado save, joga, kvėpavimas. Jo, laipsnis dar mano toks irgi... Tu esi... toks ne iš žemųjų, majoro laipsnių išėjau, karininko laipsnis. Ir va taip grįžtant, tuo metu, kai aš esu kariuomenėje, tokiose pajėgose, užimu tam tikras pareigas, turiu tam tikrą laipsnį ir pasakau, kad Sorry, aš noriu čia jogas vesti, kvėpavimus, daugam, bet kai kam galbūt pasirodo keista. Nors pas mus pajėgose vyrukai irgi truputį, kaip sakyti, ten turi kitokio, aš nesakau, kad ten reguliari kariuomenė, ten prastesnė, bet, prasme, turi irgi įdomių visokių hobių, tikrai įdomus personalas susirinkęs, bet tuo metu, kai aš buvau, toks vis tiek toks statusas ir tu čia kažkoks tai kvėpavimo mokytojas, instruktorius, jogos mokytojas, ta prasme, tokie du nesuderinami dalykai. Tai man ir vidurį reikėjo apie tą drąsą, kai kalbu, savo pripažinti, kad okei. Viskas yra okei, Nes mes dažnai visuomenį galvojam apie tai, ar ne, nežinau, gal mes augom su tokia mintimi, ar ne, ką žmonės pasakys, kaip čia į mane žiūrės. Buvo labai nors iš tikrųjų tai yra visiškai nesvarbu, mes galim būti, ko norim, eiti, kur norim ir taip toliau. Grįžkim tada bendrai, ar ne, prie kvėpavimo, nes dabar mes čia taip ėjom per tavo paties istoriją. Kvėpavimas. Kodėl tai mums yra svarbu, ką duoda, nes, aš kvėpuot negaliu, kvėpuoju. Tai jo, labai toks ilgas, trumpas klausimas, bet ilgas atsakymas gali būti. Kvėpuojam, taip, mes visi kvėpuojam. Klausimas, kaip mes kvėpuojam, ar mes mokam kvėpuoti. Kvėpavimas yra labai unikalus procesas. Kvėpavimas yra vienas iš... autonominė organizmo sistema. Mums realiai nieko absoliučiai nereikia daryti, kad kvėpuoti.
Kaip pavyzdys, Vytautai klausiau tavęs, kiek mes čia laiko podcastas šitas bus, sakė apie valandą, per valandą, aišku, priklauso nuo žmogaus kvėpavimo įpročių, bet taip, tarkim, paimkim vidutiniškai žmogus, vidutiniškai per valandą įkvėpia, iškvėpia, tas vienas kvėpavimo ciklas apie nuo 7 kokių iki 1000 kartų per valandą laiko. Nuo 7 iki nuo 7... Nuo 700 iki 1000, nu apie 700, tarkim, Okay. ne? Per valandą apie 12 kartų mes atsidūstam. Tai atsidūsimo mes tikrai, nu, labai abejoju, kad mes pastebim, kada atsidūstam. Bet irgi kažkoks yra paleidimas kažkoks, ne? Jo, tai atodusis yra nuostabus dalykas ir čia galima sakyti net kvėpavimo praktika, galėsim truputį pakalbėti, bet vat apie tą kvėpavimą, kuo jis čia ypatingas ir mes visi kvėpuojam, bet kaip kvėpuojam visų pirma. Tai mums nieko nereikia daryti, kad mes kvėpuotumėm. Tai tiesiog jis visą automatiškai. Taip. Ir daugelis žmonių, nu ne tai, kad daugelis, galbūt kai kurie žmonės taip galvoja, kad kam čia ką nors dar reikia daryti su tuo kvėpavimu, jeigu Taip. Jis ir taip vyksta be mūsų kažkokios pastangos, jis tiesiog vyksta. Bet čia yra, kaip sakyt, labai labai svarbus dalykas ir kertinis momentas. Taip, mes kvėpuojam, kažkaip tai visi labai labai skirtingi, nėra dviejų žmonių, kurių kvėpavimas būtų vienodas, bet kai mes sutelkiam, mums tiesiog reikia perkelti savo dėmesį iš išorės į kvėpavimą. Taip. Ir kvėpavimas jau nebe autonominė organizmo sistema, mes jau galime kvėpavimą sąmoningai valdyti. Ir kas įvyksta, kai mes jį pradedam valdyti, mums net nereikia ten kažkokių ten knygų apsiskaityti, kursų baigti, praleis belekiek valandų prie YouTube'o ieškant kažkokio efektyviausio, geriausio kvėpavimo pratimo. Vien užtenka perkelti dėmesį į kvėpavimą, iš išorės į vidų, jau iš karto mūsų automatiškai kvėpavimas pradeda rimti. Pradeda gilėti, pradeda leistis žemyn, ką aš turiu omeny žemyn, mes pradedam po truputį labiau aktyvuoti diafragmą, kvėpuotas pilvinis diafragminis kvėpavimas ir kai tas įvyksta, mūsų kūnas nurimsta, kai mūsų kūnas nurimsta, mūsų protas nurimsta, mes atsipalaiduojam, jeigu kažkokia stresinė situacija, mes esam ramesni, labiau susikaupę, labiau susikoncentravę. Tai tas kvėpavimas, jis labai, kaip sakyt, labai skiriasi nuo automatinio proceso ir sąmoningo kvėpavimo. Tas sąmoningas kvėpavimas vat, ir yra tų visų praktikų pagrindinė ašis. O ko tai reikia, to pultelio, tai mūsų dėmesio. Perkeliam savo dėmesį į kvėpavimą ir mes jau kvėpuojam nebe automatiškai. Ir čia įvyksta stebuklai. Tai vadinasi, kas vyksta, bet kas vyksta mūsų gyvenime, mes bėgam, mes pergyvenam, Taip. Mes nervinamės, viskas atsispindi mūsų kvėpavime. Visiškai teisingai. Jo, lygiai taip pat turbūt kaip ir, nežinau, kritiniai situacijai, nežinau, šeiminio barnio metu, ar ne? Taip. Tai jeigu aš sugebėsiu sutelkti dėmesį į kvėpavimą, nežinau, įkvėpti, iškvėpti ir visos problemos išsispręs namuose. Čia yra daugelio metų darbas ir ne visiems pavyksta apie šeiminį barnį, ne? Bet jeigu šeimininis barnis, tai dažniausiai mes nesipykstam, vieni tai reikia, žodžiu, kartu dirbti namuose. Taip, tai čia vėlgi kalbam tą sąsają mūsų kvėpavimo ir emocijų ir tu pasakė apie tą gyvenimą, ne? Tai šiaip realiai galima dėti lygybę ženklą tarp gyvenimo ir kvėpavimo. Yra tokia formulė, kaip mes gyvename, taip ir kvėpuojame, arba kaip kvėpuojame, taip ir gyvename. Pakeitus vieną, pasikeičia ir kitas. Tai visą laiką yra žymiai lengviau keisti savo kvėpavimo įpročius ir pasikeis gyvenimas, negu keis gyvenimą, kad kažkas pasikeistų. Tai visą laiką nuo kvėpavimo įpročio. O kaip tas gyvenimas keičiasi, viskas labai paprasta. Mes tampam ramesni, mes tampam atsparesni, mes nebeveikiam iš automato galbūt, o apie tą šeimininį barnį mūsų emocijos įtakoja mūsų kvėpavimą labai stipriai. Labai labai stipriai. Pavyzdžiui, kai mes išsigastam, mes sulaikom kvėpavimą. Kai mes pykstam, kvėpavimas labai dažnas, greitas, labai paviršutiniškas. Kai mes nerimaujame dėl kažko, patiriame kažkokį stresą, irgi kvėpavimas yra greitas, paviršutinis, daugelis žmonių net per burną kvėpuoja. Tai tuo metu, kai tokios pikinės emocijos, jeigu mes prisimintumėm, kad perkel dėmesį į kvėpavimą ir
stengtis koreguoti savo kvėpavimą, koreguojasi ir, kaip sakyti, ta emocija, ta stipri kažkokia tai neigiama galbūt emocija. Tai vėlgi kvėpavimas kaip tas pultelis, nes viskas labai labai susiję su mūsų autonominė nervų sistema. Yra simpatikus, parasimpatikus. Simpatinė ir parasimpatinė. Kuo jos skiriasi? Parasimpatinė sistema, tai tas jos pavadinimas geriau žinomas kaip ilsėkis ir virškink. Ir simpatinė nervų sistema fight or flight angliškai, tai kovok, bėk arba sustink. Čia jau tokia... Jo, ir realiai mūsų ta autonominė nervų sistema valdo mūsų kvėpavimą. Reiškia, jinai autonominė, kvėpavimas irgi autonominis, bet mes išsiaiškinome, kad mes galime kvėpavimą valdyti, užtenka mūsų dėmesio. Tai reiškia, tai reikia mūsų dėmesio į kvėpavimą, pradedam valdyti kvėpavimą, mes pradedam įtakoti ne tik savo kvėpavimą, bet per kvėpavimą ir autonominę nervų sistemą. Ir jinai nebetampa jau tokia automatinė. Mes galim perjunginėti, kaip sakytos, mygtukus. Nes jeigu grįžtam prie, pavyzdžiui, to šeimos barnio, tai tuo metu, jeigu mes pykstam, pas mus simpatinė nervų sistema aktyvi. Mes kovojam, ne? Mes kovojam pasiruošę. Už save, už savo tiesą. Už save, už savo tiesą. Bet, kaip sakyti, įdarbinus savo kvėpavimą, mes galim save gražinti į tą parasimpatinę nervų sistemą, kur tokie būtų žodžiai kaip atjauta, meilė, atsipalaidavimas, nusiraminimas, poilsis. Mes, kaip sakytoje, parasimpatinėje nervų sistemoje mes ilsimėms, mūsų, kaip sakyti, virškinimo sistema dirba, virškina maistą. Man labai patiko tavo pasakymas, kad kvėpavimas lygų gyvenimas, nes ar ne, mums reikalingas vanduo, mums reikalingas maistas, kiek mes laiko galim būti negėrę, kiek laiko galim būti nevalgę ir kiek laiko gali būti nekvėpavę. Tai aš pats besidomėdamas kvėpavimo praktikom ir apskritai, kas yra kitose kultūros labai elementaru, ne? Mes, europiečiai, turbūt esam, aš negaliu sakyti, skurdžiausi, bet vieni iš skurdžiausių, kurie mažiausiai žino apie kvėpavimą ir dėl to žinoti, naudoti tos įrankius, valdyti, matyti savo kvėpavimą, tai yra labai gerai. Tai čia tokie kasdieniniai, ne? Gal apie kažkokius patarimus, ką žmogui tiesiog norinčiam išbandyti, mes šiek tiek vėliau dar pasikalbėsim. Dabar noriu paprašyti tavęs papasakoti apie sąmoningo kvėpavimo sesijas, kas juose vyksta, kas vyksta mūsų viduje. Trumpa priešistorija, kaip mes susipažinom su Šarūnu, tai tokiu, sakyčiau, nelengvų gyvenimo momentu aš tiesiog ieškojau, ką aš galiu daryti, tau braškėjo kažkada kelias, man braškėjo pasaulis ir supratau, kad kažką reikia daryti. Ir aš neatsimenu, kas buvo tas žmogus, bet aš žiūriu į kamerą ir sakau, ačiū jam. Jis sako, tu parašyk, žinok, ten yra toks Šarūnas, ten jis kažką daro. Aurelijus Hamsa buvo. Rimtai? Žodžiu, bet jam ačiū, Aurelijui, ačiū tau. Ir mes kažkaip, aš susisiekiau su tavim, mes kažkaip užmėsgėm kontaktą ir aš pradėjau pas tave lankyti sąmoningo kvėpavimo sesijas, individualias. Jo, tai žmogui nemačiusiam, negirdėjusiam, gal tu gali trumpai savai žodžiais pristatyti, kas yra sąmoningo kvėpavimo sesijos, kas jose vyksta ir ko jos gali galbūt būti naudingos. Jo, tai kvėpavimas labai labai platus, kaip sakyt, platus. Jo, ir mes tą kvėpavimą, kaip kalbėjom, mes galim jį, aš tiesiog dabar kvėpavimo techniką galiu kažkokią tai naudoti, vien užtenka mano dėmesio į kvėpavimą ir aš galiu kvėpuoti, galbūt jaudinuosi, dabar kalbėdamas, kad mažiau, kaip sakyti, mane jaudulys kamuotų kažkokią kvėpavimo techniką naudoti. Tai yra tokios, kaip sakyti, aš kaip sakau, kaip dirbu su žmonėm, su vienai žmonėm mes tiesiog keičiam, tiesiog mokomėms kvėpuoti. Mokomėms kvėpuoti kasdienoje, keičiam jų kasdieninius kvėpavimo įpročius. Jo. Tinkamas kvėpavimas, kaip kvėpuoti ryte, vakare, kada tenka energizuoti, balansuoti, atsipalaiduoti. O čia apie tas sesijas,
aš jas vadinu sąmoningo kvėpavimo sesijos, jų tų pavadinimų yra įvairiausių. Kaip jas dar vadina, kad žmonės suprastumėm, kad čia kalbam apie tą patį? Tai yra Rebeffingas, angliškas pavadinimas, giluminis cirkuliacinis kvėpavimas, psichodelinis kvėpavimas, dvasinis kvėpavimas, intuityvus kvėpavimas, holotropinis kvėpavimas. Bet viskas yra apie tą patį. Ir taip ir ne. Kažkokios technikos skiriasi, bet visų tų technikų dažniausiai pagrindinė sudedamoji dalis, tai reiškia aktyvus įkvėpimas ir pasyvus iškvėpimas. Galima kvėpuoti per nosį, įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną, arba tik tai per nosį, arba tik tai per burną. Ir kvėpuojama intensyviau, negu šiaip dabar tu Vytautai kvėpuoja, ne? Taip. Ir kvėpuojama intensyviau apie valandą iki valandos, šiek tiek virš valandos laiko. Tai aš dabar trumpai dar sustabdau. Tai yra kvėpavimo sesija, jinai gali būti asmeninė turbūt ir gali būti grupinė, ar ne, kai daugiau žmonių kvėpuoja ir žmonės kvėpuoja pagal tam tikrą ritmą. Taip galim sakyti. Kvėpuoja pagal tam tikrą ritmą, kaip sakiau, aktyvus įkvėpimas, pasyvus iškvėpimas. Aš labai mėgstu tas intuityvas kvėpavimo sesijas, kur žmogus pats stengiasi atrasti savo ritmą, kaip jam kvėpuoti yra geriausia tos sesijos metu, bet tai yra aktyvesnė žymiai kvėpavimo sesija ir aš jas vadinu tokias patyriminės, gilesnės kvėpavimo sesijas, kur prisiliečiama prie šiek tiek gilesnių kūno ir psichikos sluoksnių. Šiuose sesijose mes truputį pakeičiam savo sąmonės būseną. Mes tarsi praveriam duris į savo vidų, į savo vidinę tą išmintį. Mes prisimenam kažkokias tai praeities situacijas, kurios galbūt buvo mums skausmingos. Jeigu mes leidžiame savo, mes jas galime tiesiog paleisti, išleisti, nebeužlaikyti, nes daug žmonių mes tiesiog, kas mums įvyksta ten praeitį negero, mes sulaikom savyje. Ir paleisti kažkokias sunkias emocijas, sunkias mintis. Arba tiesiog patirti giluminę tokią relaksaciją, atsipalaidavimą. Tai yra tokios gilios patyriminės kvėpavimo sesijos, po kurių tiksliau keičiasi toks santykis, kaip pasakiau, ir su savimi, o kai pasikeičia santykis su savimi, pasikeičia santykis ir su aplinka. Į gyvenimą pradedi žiūrėti visai kitom akim. Galiu tik patvirtinti. Gerai, viena iš mano šitos laidos misijų yra kalbėti, kaip pasakyti, labai aiškiai, paprastai ir suprantamai. Tai jeigu mes dabar sakome, kad po kvėpavimo sesijų, taip aš juokauju, žmonės nušvinta, žodžiu, paleidžia, kas buvo užstrigę ir taip toliau, tai kas vyksta fiziškai? Kad mes nainame į kitą būseną, į kitą būvį, smegenų bangos, gal čia galėtų tiesiog vyksta intensyvus kvėpavimas? Jo, aš daug įvairių gali būti paaiškinimų, kas ten vyksta kvėpavimo metu, galbūt vieniems žmonėms priimtini vieni, tie paaiškinimai, tie atsakymai, kas čia vyksta su manim, kur čia ta sąmonė prasiplečia ir taip toliau panašiai. Bet jeigu užsiminė apie smegenų bangas, kurios yra 5, kvėpavimo sesijos metu per tą valandą laiko mes pabuvojame dažniausiai labai dažnai, gal vienuose rečiau, bet tai paėmus beveik visose smegenų bangose. Kas vyksta? Kai mes aktyvus vienose ar kitose smegenų bangose, pavyzdžiui, prasideda kvėpavimo sesija, mes būnam beta smegenų bangose. Mes dabar esam beta smegenų bangose. Jo. Okay. Nebent mes čia jeigu dabar pradėtumėm kažkokią relaksacinę muziką klausyti, žiūrėti į saulėlydį, mes nueitumėm į alfa smegenų bangas, tokia negili meditacija. Tai tokia, jos yra ramioj būsenai tokia. Ne? Jo, taip.
Tai vat, pradedam beta smegenų bangose, tada pagaunam ritmą, ritmingas kvėpavimas, atrandam savo ritmą, įeinam į alfa smegenų bangas, jau mes atsipalaiduojam, negana to dar kvėpavimo sesijose būna specialiai būtent sesijai parengta tam tikra muzika groja garsiai. Ir irgi padeda, kaip sakyti, ne į išorę, bet į savo vidų susikoncentruoti. Toliau po kurio laiko mes, čia taip kaip iš vadovėlio, nebūtinai taip, ten mes šokinėjom per tas smegenų bangas, bet jeigu taip vadovėliškai, tai po kurio laiko beta alfa, tada mes einam į teta smegenų bangas. Teta smegenų bangos tokios jau gilios meditatyvinės bangos ir būtent teta smegenų bangose esantis žmogus, jisai per vaizdinius jam gali būti ateina kažkokie atsakymai apie save, apie gyvenimą. Jam gali būti pasileidžia kažkokia senai laikyta, užspausta kažkokia emocija, kažkokia nuoskauda, kažkoks pyktis galbūt ar ant savęs, ar ant kitų. O kai išeina emocija, pasileidžia kažkas ilgai labai laikyta, mes atsipalaiduojam. Mes pasijaučiam geriau, mūsų kūnas tampa laisvesnis, mūsų kvėpavimas tampa laisvesnis. Toliau yra gama smegenų bangos. Gama smegenų bangos tokios labai įdomios ir aš jas vadinu tokie tie, kur būna aha momentai gama smegenų bangos, kur ateina kažkoks tai suvokimas. Aha, man irgi buvo per kvėpavimo sesijas, kad aha. Ir delta smegenų bangos, tai gal rečiau kvėpavimo sesijose būna, bet žmonės, kurie labai giliai nueina per kvėpavimo sesiją, gal čia ne per pirmą, bet pabuvoja ir delta smegenų bangose. Delta smegenų bangos tai gilaus miego, tai, man atrodo, kuri ten trečia REM fazė, ten, vienu žodžiu, gilus miegas ir kur vyksta atstatomieji kūno procesai. Tai būna žmonės pabuvoja ir tose bangose. Tai, kaip sakyt, per visą diapazoną, per tą kvėpavimo sesiją mes pabūnam visose smegenų bangose ir tai tokia labai giliai auginanti patirtis ir kai man irgi buvo tie savęs ieškojimai, dar aš kai buvau tarnyboje, dar kai tarnavau, irgi mane sesuo atvedė į kvėpavimo sesijas būtent ir... Nes tavo sesuo irgi yra praktikė, ar ne? Jo, mes ir kartu ir stovyklas su jie darom, jau 2 metai, prieš tai darydavom tokius pavadinimu labai gražių kūno ir sielos spa, dabar Feel Your Feet, basų pėdų stovyklos. Kaip kitais metais vadinsitės? Nežinau, intrigėlę išlaikysim. Okay. Tai va, jinai mane atsivedė irgi, kai aš ten buvau toks vidiniuose ieškojimuose pasimetęs, ką čia man darys, aš noriu, nenoriu, moku, nemoku, žinau, nežinau, kas čia aš apskritai esu. Tai po keletos kvėpavimo sesijų, aš neatsimenu po kiek, bet aš nusimečiau tokius emocinius šarvus, atlaisvėjau, atsipalaidavau. Čia tada, kada dar pats nebuvo instruktorius? Ne. Jo, aš dar norėčiau uždėti turbūt akcentą, kad vėlgi tas keliavimas per tas kvėpavimo praktikas, tokias gilesnės, ar ne, tai yra turbūt griežtai daroma tik tai su instruktoriumi ir ten, nežinau, YouTube'o įsijungus, aš negaliu sau leisti imti ir pakvėpuoti, nes tai yra turbūt ir pavojinga ir tai čia reikėtų uždėti akcentą, kad taip. Nedarykit vieni to namuose. Visiškai teisingai. Savarankiškai, kaip čia pasakyti, mums nereikia, čia antireklama savo ir kitiem, kas kvėpavim, mums šiaip realiai nereikia, kad praktikuoti sąmoningą kvėpavimą. Taip. Aš nekalbu apie tas sesijas tas gilesnės, kur tikrai tik su priežiūra. Mums nereikia niekur važiuoti, nieko mokytis tarsi kaip ir nereikia. Aš kaip sakau, aš visą laiką ir savo klientams sakau, pirmas pats geriausias jum kvėpavimo pratimas yra savistaba. Tiesiog kuo dažniau dienoje prisimint, kad aš kvėpuoju ir kai prisimenu, perkel dėmesį į kvėpavimą ir bent keletą akimirkų, keletą minučių pabūti dėmesio kvėpavimą. Ir čia yra pats nuostabiausias ir pats pirmas kvėpavimo pratimas, nuo kurio visiems reikia pradėti. Tiesiog atkreipti dėmesį, pastebėti. Ir namuose praktikuoti mes taip galim, mes kai su žmonėm mokomėms per naujo kvėpuoti, kai keičiam jų tuos įvairius kasdienio kvėpavimo įpročius, tai mes ir mokomėms kvėpuoti, kaip kvėpuoti ryte.
kaip kvėpuoti per pietus, kaip kvėpuoti vakare, kaip kvėpuoti prieš podcastą, kaip kvėpuoti prieš egzaminą, kaip kvėpuoti, kai patiriu įtampą, nerimą, stresą ir taip toliau ir panašiai. Kaip kvėpuoti, kai reikia energijos. Tai vat kaip kvėpuoti, tai duokim dabar patarimų, kurios galima visiškai legaliai išbandyti namuose ir nusiraminti prieš egzaminą. Arba palinkėti, nežinau, antrai pusiai, žiūrėk, dabar tu pakvėpuok taip ir gal šitas konfliktas jisai lengviau, ar ne? Nu, aš aišku juokauju, bet vieną kitą patarimą, kuriuo pasidalinti. Tai pirmas patarimas, kurį jau minėjau ne kartą. Stebėti. Jo, perkel dėmesį išėros į vidų ir pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Antras patarimas. Labai svarbu kvėpavimą, apie tą tinkamą kvėpavimą, kas tas yra tinkamas, taisyklingas kvėpavimas, gal dar pradžiai reiktų. Ramybės metu, ramybės būsnai, aš jau dabar, tarkime, aš esu ramus, skaitau knygą ir koks tas mano turėtų būti kvėpavimas. Taip. Tai yra keli punktai, 5 berods. Keli. Greičiausiai 5. Taip. Pirmas tai yra nosis. Ne, mes kvėpuoti turėtumėm ramybės metu per nosį. Tiesiog. Nes yra posakis toks nosis kvėpavimai, burna valgymai. Dėl ko nosis, nes kvėpuojant per nosį, nosį yra tie plaukeliai tokie, jie sušildo, filtruoja orą ir labai svarbu kvėpuojant per nosį išsiskiria tokios dujos, azoto oksidos, kurios praplečia mūsų kraujagyslės. O kas įvyksta, kai prasiplečia kraujagyslės? Kraujotaka geresnė, o kas įvyksta, kai geresnė kraujotaka, mūsų visas organizmas aprūpinimas geriau degonimi, nes visos bėdos, visos lygos prasideda, kraujospūdis ir tos vėžinės visos ląstelės prasideda nuo deguonies trūkumo. Tai kiti būdai nėra tokie geri praplės kraujagyslės kaip kvėpavimas. Tai kvėpavimas yra numero 1. Gerai. Atėjus pas gydytoją, nesvarbu kokį, į kabinetą gydytojas turėtų įvertinti, kokį tavo kvėpavimo įpročiai. Ir nesakyti, tai vakare prieš miegą po 50, prasiplės kraujagyslės, arba tabletyčius ten išrašyti visą krūvą. Viskas prasideda nuo kvėpavimo. Absoliučiai. Mūsų sveikata, energija, miegas, viskas nuo kvėpavimo. Taip, kaip mes jaučiamės, priklauso labai stipriai nuo kvėpavimo. Tai pirmas dalykas tinkamo kvėpavimo yra kvėpavimas per nosį. Per nosį, okay. Taip. Antras svarbus dalykas, jeigu aš skaitau knygą, mano kvėpavimas neturėtų būti girdimas. Šalimais kažkas sėdintis neturėtų, aš pats, aišku, girdėsiu savo kvėpavimą, bet šalia netoli sėdintis žmogus neturėtų girdėti mano kvėpavimą. Išversti žmonių kalbą, jeigu viskas jums yra gerai, jūs neturėtumėt šnopuoti. Taip turbūt. Taip, šnopuoti, nekvėpuoti. Okay. Per burną, apie burną, jo. Ir kas susijęs su tuo negirdėjimu, tai yra kvėpavimo greitis. Jeigu aš girdžiu save kaip kvėpuoju, reiškia, aš kvėpuoju per greitai. Tai kitas dalykas, iškvėpimo ilgis, iškvėpimas turėtų būti šiek tiek ilgesnis nei įkvėpimas. Reiškia, jeigu aš įkvėpiu ten, tarkim, per 3 sekundės, iškvėpimas turėtų šiek tiek ilgesnis negu iškvėpimas. Nes iškvėpimas tolygus atsipalaidavimui. Tai vadinasi, kad mes paleidžiam, įkvėpiu ten, nežinau, per 4, o iškvėpiu per ten 6, ne kokius 7. Tarkim, čia jau ramybės metu skaitant knygą, aš nežinau, ar tai pavyktų ten 4, 6, galbūt, jo. Bet čia mes prieisim paskui prie to, aš čia dabar tiesiog improvizuoju, okay? Ir kas dar svarbu? Toliau, neatsimenu, kiek čia dabar išvardinau, tai, bet čia irgi, atsiprašau, susijęs su kvėpavimo greičiu. Atsigersiu vandens. Su kvėpavimo greičiu, tai... Šiluma. Taip. Pridedu ranką prie šnervių ir iškvėpimo metu neturėčiau jausti oro srauto, turėčiau jausti šilumą. Tai vėlgi čia... O tai ta šiluma tai nėra oro srautas, ne? Jeigu aš kvėpuosiu greitai, aš nejausiu šilumos, aš jausiu oro srauto ir galbūt net šaltesnį oro srautą jausiu. Okay. Turėčiau jausti šilumą. Ir mūsų kvėpavimo ciklai per minutę, čia daug visokių šaltinių skirtingai kalba,
turėtų būti, aš kaip sakau, tarp 8, tarp 12 kažkur ciklų per minutę. Reiškia, per minutę turėčiau įkvėpti ir iškvėpti tarp 8 ir 12 kažkur. Aš esu kažkada, jeigu neklystu, buvęs seminarė kažkokiam, tai mes irgi skaičiavom, tai mano buvo gal 7-8, tai sakė labai gerai, nes tada jis yra lėtas, ne? Taip. Bet čia suprantate dar, kas įvyksta, vat, kai aš irgi kaip ar seminaruose, ar su individualiai su klientais mes pakalbam apie tos dalykus, apie tinkamą kvėpavimą. Ai, pamiršaugi, teisingai, pagrindinę dalyką pamiršau. Taip. Diafragma. Nepilvo diafragma. Įkvepiant. Čia man yra kosmosas, aš ne. Jo, paskutinį vieną svarbiausią. Diafragma iš vis sako, antra širdis ir jeigu moku kvėpuoti, kaip ne tai, kad diafragma, bet pajungta aktyviai tą diafragmą, jeigu 80% tinkamų kvėpavimo jau praktiškai yra. Tai diafragma yra raumuo, jis toks kaip kupolo formos, kaip sakyti, atskiria pilvo srities organo nuo krūtinės ir įkvepiant diafragmą leidžiasi žemyn ir stumia, kaip sakyti, visus pilvo organus ne žemyn, nes ten nėra kur stumt, o stumia žemyn ir važiuoja į priekį. O kaip man suprasti, kad aš kvėpuoju pilvu, kad aš kvėpuoju diafragmą, nes aš jos negaliu jausti. Jeigu įkvepi ir pilvas išsipučia, tai reiškia viskas ok. Va dabar pas tave labiau krūtinė. Taip, tai krūtinė kvėpuoju. Jo, tai nėra nei blogai, nei gerai, bet ramybės metu turėtų išsipūsti pilvas? Turėtų mes kvėpuoti, kaip sakytas, pilvinis, diafragminis kvėpavimas ir krūtinės judesiai neturėtų būti labai ryškus. Turėtų būti pilva, ta diafragma aktyvi, nes čia yra pirma zona kvėpavimo, čia yra antra, čia yra trečia jau, kaip sakyti, raktikaulinė ta dalis. Nes būna žmonėm, kurie ateina pas mane, sakau, giliai įkvėpti ir įkvėpinėja. Tai čia jau yra... Kai sueina viskas į pečius. Jo, ta prasme, gilus įkvėpimas. Tai čia dirbs. Tai kvėpuojam su diafragma. Gerai, tai grįžkim dabar prie tų patarimų kasdienybei, galbūt po dienos nusiraminti, o galbūt, nežinau, prieš egzaminą ar prieš kitą svarbų darbą. Tai pirmas dalykas kvėpavimas savistaba, ne? Automatiškai vien tą padarius, kaip sakyti, biškai viskas norom, nenorom, mes automatiškai to dažnai labai žmonės tiesiog tą pilvinį kvėpavimą naudoja ir tai jau yra labai gerai. Nes čia vėlgi dar masažuojamas ir nervas klajoklis, toks nervas atpalaiduoklis, vadinamas pagrindinis parasimpatinės sistemos nervas, kurį masažuojame, kai kvėpuojame pilvu, tas pilvinis kvėpavimas. Ir labai, aš kaip sakyčiau, sudėtinga gal taip duoti tokius, kokią praktiką ryte, per pietus, ką vakare, bet taip jeigu labai paprastai. Dienos metu labai naudinga būna naudoti kvėpavimo praktiką, kuri subalansuoja. Subalansuoja mūsų nervų sistemą. Ir balansuojantį kvėpavimo praktiką, aš ją vadinu vandens kategoriją, o vandenį galima gerti bet kada. Nesvaiginantį, žodžiu. Jo, nepagandinsi niekada vandens atsigeręs, taip ir šią kvėpavimo techniką tu niekada neprašausi, jeigu tu ją naudosi. Tai technika yra labai paprasta. Įkvėpimas per 4 sekundės. Įkvėpiam per nosį. Įkvėpiam per nosį. Iškvėpiam per 4 sekundės. Per nosį ar per burną? Galima ir per nosį, ir per burną. Užlaikymas? Ką duoda užlaikymas, jeigu... Tai neturėtų būti užlaikymas, turėtų toks, tarsi aš įkvėpiu, tarsi rašydama sakinį, padedu tašką, labai minimali ta pauzė tokia, kaip banga kokia ateitų iš vandenyno į krantą, jinai tarsi sustoja, bet ji niekada nesustoja, visą laiką juda tas minimalus užlaikymas ir grįžta atgal į vandenyną. Taip ir su tuo kvėpavimu. Įkvėpimas, įkvėpi viršaus, minimali pauzė ir iškvėpiu. Per 4 sekundės įkvėpiu, per 4 sekundės iškvėpiu. Tolygiai. Tolygiai, kaip ten gaunasi, aišku, ir su iškvėpimu atsipalaiduoti. Paleidi viską. Gerai, kiek dabar tokių
5 minutės. 5 minutės pakvėpuoti. Taip. Kada? Pietų pertraukos metu, norint nusiraminti, kada įimu šitą? Visi atsakymai. Visi atsakymai. Taip. Tiesiog, jeigu jūs turėdami laisvą minutę darbe norėsit pabandyti pakvėpuoti, tai va toks kvėpavimas jisai puikiai tinka tokiai labai lengvai praktikai. Taip. Ir labai svarbu tuo metu, aišku, gali būti žmogui, kuris niekada nepraktikavęs kvėpavimo, čia kažkokia technika kažką skaičiuot, bet labai svarbu, kad įkvėpimo metu pilvas išsipučia, iškvėpimo metu pilvas subliūkšta. Tai kartais mes su žmonėm mokomėms tiesiog išmokstam kvėpuoti, ne pilvu, bet diafragmą, pajungti diafragmą. Uždedam arba knygą ant pilvo, arba ranką ant pilvo, ant krūtinės ir įkvėpinėjam, kad krūtinė judėtų tik pilvas. Tai visų tų kvėpavimų, balansuojančio, pavyzdžiui, kvėpavimo, 4-4 kategorija, svarbu kvėpavimas pilvu. Įkvėpimas per nosį, iškvėpimas arba per nosį, arba per burną. Bet aišku, geriau, jeigu aš jau nusprendžiau šiandien kvėpuoti tik per nosį, kvėpuoti tik per nosį. Jeigu pabandyti paeksperimentuoti, po pietų, prieš pietus pabandžiau per nosį, po pietų pabandysiu iškvėpimas per burną. Per burną. Gerai, vakare noriu pailsėti po dienos. Ir atsipalaiduoti. Šiaip labai įdomus dalykas, irgi dar apie tas nervų sistemas. Būna tokių situacijų, kai žmogus, pavyzdžiui, jau guli lovai, reikia miegoti, nes ryte reiks keltis, bet neužmiega. Taip. Ir labai... Tabličikė? Jo, galima tabličikė, bet galima pasižiūrėti, kuri mūsų šnervė dominuoja. Taip. Nes mes, kai kvėpuojam, mes nekvėpuojam per abiem šnervėm tolygiai. Mūsų kažkuri viena šnervė dominuoja. Tai mano yra dabar aktyviai jaučiu dešinė, tai reiškia, kad aš kvėpuoju simpatinę. Jo, simpatinė nervų sistema tavo aktyvi. Tai normalu, mes kalbam, bendraujam, čia viskas ok, bet būna žmogus atsigulęs į lovą, reikia miegoti ir neužmiega. Tai man patinka irgi. Aš pasitikrinu, kaip pasitikrinti galima. Ten vieni telefoną deda, iškvėpimo metu žiūriu, kur labiau prasojo. Kiti tai bando supras, kur tas oro srautas daugiau eina, kur daugiau oro išeina, iš kurio šnervės. Man labiausiai patinka, aš užspaudžiu vieną, pakvėpuoju šiek tiek, užspaudžiu ir viskas aišku būna, kuri ten šnervė aktyvi. Tai jeigu dešinė šnervė aktyvi, tai reiškia, mes esame parasimpatinį nervų sistemoje. Tai faktas, kad labai sudėtinga uždirbti, nes mūsų kūnas pasiruošęs kažkam. Kovok arba bėg. Tai gerai, tai aš traukiu tada kvėpavimo kažkokį metodą. Tai gerai, tai ką darau? Pasižiūriu, man sunku užmigti, arba net be tų šnervių galima, sudėtinga, neima miegas, mintis kažkur apie kažką, apie praeitį, apie ateitį, apie reikalus. Vakare atpalaiduojanti kvėpavimo praktika. Kas yra atpalaiduojanti praktika? Reiškia, iškvėpimas turėtų būti, kaip turėtų būti daug įvairių tų praktikų, bet aš tokias galima ir kitaip daryti, bet taip, kad paprastai, paaiškint žmogui, dvigubai ilgesnis iškvėpimas nei įkvėpimas. Kai kam tai galbūt gali būti per sudėtinga. Tai pavyzdžiui, jeigu dienos metu įkvėpiam per 4, iškvėpiam per 4, vakare įkvėpiam per 4, iškvėpiam per 8. Ir tai gali būti ne sekundės. Tai gali būti mano vidinės sekundės. Aš savo skaičiavimą įkvėpiu per 4, aš galiu greičiau skaičiuoti, galiu lėčiau skaičiuoti, iškvėpiu per 8. Ir stengiamės atsipalaiduoti, ne? Iškvėpimo metu atsipalaiduojam. Ir jau vakare siūlyčiau iškvėpinėti per burną. Įkvėpiu per 4, 1, 2, 3, 4, iškvėpinėjai, pravert burną šiek tiek, ne pūst oro, bet pravert burną. Tarsi A raidė, H, sakytumėm. Čia, aišku, dar yra kita technika, labai svarbi, kuri masažuoja nervą klajoklį būtent šitose vietose. Su diafragma masažuojam, stimuliuojam čia, tą parasimpatinį nervą atpalaiduoklį, tą vadinamą, o su udžiai tokia kvėpavimo technika. Švokštimo. Tarsi H, va, H, 2 raidės reikia sakyti, H. Bet joktis nereikia, bet... H raidė iškvėpimo metu ir atsipalaiduos. Kas įvyksta, kai mes praveriam burną,
mūsų žandikaulis atsipalaiduoja kramtomasis raumuo mūsų. Čia vienas stipriausių kūne yra tas kramtomasis raumuo, yra įvairių praktikų, kaip jį atpalaiduoti, kvėpavimas viena iš jų. Ir kai atsipalaiduoja bent šiek tiek, kažkiek tai atsileidžia tas kramtomasis raumuo, kažkur kažkokia įtampėlė, net mums nežinant, kūne atsipalaiduoja. Tai vakare aš suskirstęs esu taip, saulės kategorija ryte, pietų, per pietus, ryte energizuojanti, tokia stimuliuojanti praktikų, tokia energijos duodanti, pažadinanti mus, per pietus balansuojanti 4-4 vandens kategorija, o vakare atpalaiduojanti 4-8. Mes praleidom rytą, tai ką, o kaip ryte save užturbinti, žmonės sako, aš neatsibundu, kol neišgeriu kavos, arba kol, nežinau, nepraeina tam tikras laiko tarpas nuo atsikėlimo. Čia sudėtingiau, šiek tiek aš suprantu, per nuotolį perduot. Ne veltui jūs gerbiamasis praleidot rytą, nes jis toks... Šiek tiek sudėtingiau, taip, visiškai teisingai, galvojau, nepaklausiu, bet paklausiu. Sariukas, nesurežisuotas. Jo, šiaip, jeigu tai paėmus, pavyzdžiui, prabundat, ir labai rekomenduoju, dar gulint lovoj, aišku, prasiražyt, ražymas, žiovulys, nuostabus kvėpavimo pratimas, iš tikrųjų, žiovulys, atodusi, žiovulys ir energijos suteikia, ir atpalaiduoja, yra praktikų visokių, kaip skatinti žiovulį ir ten ašaros išbėga iš malonumo, nes tiesiog viskas atsipalaiduoja, kvėpuoja ir žiovulį. Tai atsibundat, prasiražat, neskubėt lipti iš lovos ir atlikt gerai, 5 gilius įkvėpimus per nosį. Vėl pilvas, įkvėpinėti pilvą, pilvas išsipučia. Ne krūtinio pilvas. Okay. Tas pilnas jogų kvėpavimas pasijungia ir krūtinė. Pradedam nuo pilvo, antrą zoną krūtinę, paskui dar kažkas lieka ir bėda yra, kai žmogus įkvėpinėja, o pilvas traukiasi į vidų. Turėtų būti atvirkščiai, įkvėpiant pilvas išsipūs turėtum. Tai tas čia diafragminis tas kvėpavimas, kuris nuostabus dalykas, ten apie jį galima irgi ilgai kalbėti. Tai tai pradžiai atlikti gilius, tebūnie 5 užtenka gilius įkvėpimus ir iškvėpimus. Iškvėpt galima ar per nosį, ar per burną, paeksperimentuoti vieną rytą taip, kitą rytą kitaip. Tai tą padaryti prieš išlipant iš lovos. Išlipus iš lovos, jeigu norisi kvėpavimo praktikos, kažkokios, kuri pabudintų, nes čia toks yra, truputį reikia atsargumo su tom intensyvesniam kvėpavimo praktikom. Bet tarkim, viena paprastesnių, įkvėpimas per nosį, iškvėpimas per burną. Taip. Atliek 20 sujungtų kvėpavimą, aš vadinu šią praktiką, ne aš vadinu. Net nežinau, kas čia, gal mano mokytoja čia. Jisai toks aktyvesnis? Jo, jisai toks aktyvesnis ir rekomenduočiau įkvėpinėti per nosį pirmą kartą bandantiems, iškvėpinėti per burną. Nes galima, sakau, įvairiai visaip čia eksperimentuoti. Tai kaip jis atliekamas? Greitesni įkvėpimai ir iškvėpimai vyksta. 4 trumpesni, bet greiti ir gilus. Okay. 5. 5 padarėm ir vėl. 5 ilgas. Jo. Ir vėl tada aktyviau. Jo. Gerai. Ir įdomu. čia geriau stabiliai sėdėti arba atsigult, nes jau dabar truputį toks skrusdėliukai gali pradėti galvoj pradeda svait galva. Bet čia viskas dar tam protingam jo, lygmenį. viskas ok, nebent nemalonu, aš visą laiką galiu sumažinti intensyvumą, ne taip greitai arba ne taip giliai. Taip. Ir atlikti tokius 20 įkvėpimų. Atlikus, jeigu guliu, atsiguliu ir stebiu, kas vyksta kūne. Tiesiog vėlgi savistaba, ne? Taip, savistaba, pastebiu, kas vyksta kūne, koks pokytis prieš kvėpavimo, po kvėpavimo, kas manyje pasikeitė. Tai vienas iš tų tokių saugesnių, paprastesnių kvėpavimo pratimų rytui, arba nebūtinai rytui, galbūt reikia kažkada to energijos
truputį... Bet tik nevairuojant automobilį. Ne. Jokiais būdais. Jokiais būdais. Tai aš kaip sakau, va, tas energizuojantis ryte kvėpavimo pratimas, kaip jį atpažinti, nu tai tarkim, jeigu kvėpavimo praktika kažkokia daugiau nei 20 ar 30 kokią, nu gal 20 kartų per minutę, tai yra energizuojantis kvėpavimo pratimas. Tinkamas rytui arba tada, kada reikia energijos, kada reikia aktyvuoti mūsų simpatinę nervų sistemą. Balansuojantis kvėpavimo pratimas 4 diena, tai kokie 4-6 kvėpavimo ciklai per minutę, o vakarui 2-3-4 kvėpavimo ciklai per minutę. Kvėpavimo ciklą, ką mes vadiname? Įkvėpiu, iškvėpiu, vienas ciklas. Ok, supratau. Gerai, tai kadangi laida artėja po truputį prie pabaigos, tai reziumuojant, aš pradedu naudoti įvairias praktikas ir nežinau, ar aš galiu tikėtis kažkokio labai pastebimo apčiuopimo rezultato? Be abejo. Be abejo, tas rezultatas... Viskas gyvenime pradeda sektis geriau, aš vis dažniau esu, nežinau, savistaboj, nežinau, geriau jaučiuosi. Geriau jautiesi. Okay. Vienareikšmiškai geriau jautiesi, iš kur ta geresnė būsena, praktikuojant kažkokias, nu, jeigu ar kasdienį, sakau, čia aš noriu atskirti, va, būtent tas gilės patyriminės sąmoningo kvėpavimo sesijos, kurios irgi nuostabią naudą mums duoda santykiui su savimi. Ir irgi ir daug žmonių yra pagijusi nuo tokių pakankamai stiprių negalavimų. Bet vien naudojant tokius atrodytų paprastus, elementarius kvėpavimo pratimus, mes galime sureguliuoti savo kraujospūdį. Yra sąsajos tarp aukšto kraujospūdžio, kai mūsų aukštas kraujospūdis mes kvėpuojam greičiau. Sureguliavus kvėpavimą, taikant kažkokias praktikas, lėtesnį kvėpavimą, mes reguliuojam ir kraujospūdžio, pamažinam tą savo kraujospūdį. Gerėja virškinimas, gerėja medžiagų apykaita. Vieną beje, prisimenu dabar mano klientą, mes ten su juo, nežinau, gal porą mėnesių kokią bendravom. Sako, gali būti taip, kad man, sako, liktai svoris truputį nukrito, va čia, sako, tos kvėpavimo pratimus taikant. Sako, tikrai gali būti, nes medžiagų apykaita gerėja. Gerėja toksinų šalinimas, gerėja virškinimas. Jeigu mes kvėpuojam pilvu, mes masažuojam vidaus organai, mūsų organai, žarnynas visas, visi, kaip sakyti, pilvo srities organai, vaikšto 5-7 cm aukštyn žemyn. O judesys yra sveikata, ten, kur nėra judesio, ar mūsų kūno, ar mūsų žarnynų, mes ten pradedam sergti. Tai labai naudinga irgi. Toliau mes tampam atsparesni stresui, nerimui. Mes šiaip daugybę neurofiziologinių tyrimų dabar paskutiniu metu, tas paskutiniu metu, nežinau, čia gal prieš porą metų aš jau ten žiūrėjau, kad įvardina mokslininkai, greičiausiai, nežinau kaip, neurofiziologiniai, saka čia kokia. Nesu tikras. Labai sunku man pasakyti, bet okay. Neurofiziologiniai tyrimai įvardina, kad kvėpavimas yra numeris 1 kovoje su nemiga, su chronišku nuovargiu, su energijos trūkumu, su stresu, be abejonės. Tai vienas iš pagrindinių, labai paprastų, bet labai galingų įrankių, kaip mes galim kvėpavimo pagalba atpalaiduoti kūną ir nupraminti mūsų tokiom streso sąlygom nuolat veikiantį protą. Užtenka perkelti savo dėmesį į kvėpavimą ir taikyti kažkokią praktiką. Okay. Gerai, o dar trumpai apie tas rekomendacijas, ar ne, ką galim daryti namuose. Kam tu rekomenduoji sąmoningo kvėpavimo sesijas, nesvarbu, grupinės ar individualias, žmonėm, kurie turbūt šiaip į jas galima eiti ir nieko, jeigu tau gyvenime kaip sakyti, nevyksta kažkokie nesklandumai. Taip. Jo, o kam, kas susiduria su, nežinau, didesniu stresu, sunkesniais gyvenimo išbandymais, kad tai gali būti viena iš alternatyvų? Net nebūtinai tie kažkokie tai kažkokios labai sunkios gyvenimiškos situacijos. Aišku, čia kvėpavimas nėra panacėja, nors daugelis ir tų visų rytų praktikų viskas prasideda nuo kvėpavimo. Bet jeigu paklausė apie tas kvėpavimo sesijas, tai taip,
žmogus ieško savęs labai naudinga, kaip sakyti, pažvelgti į save giliau pasitelkiant kvėpavimo, bet nebūtinai. Pasaulietis žmogus, kuris tiesiog visą savaitę reikaluose, ateina penktadienis, irgi labai naudinga atvykti į sąmoningo kvėpavimo sesiją ir tiesiog sustoti, pailsėti ir giliai atsipalaiduoti. Tai jeigu turėsit galimybę, nežinau, vyks koks nors didelis renginys arba privati galimybė sudalyvauti privačioje sesijoje, tai mes kviečiam tikrai išbandyti, atrasti kvėpavimą. O aš po truputį noriu reziumuoti mūsų susitikimą. Neslėpsiu, jaudinausi, man buvo labai baisu ir prieš filmavimą Šarūnas sako, žinai, čia mes tiek metų turėjom vengti kamerų, o dabar čia man reikia imti ir sėdėti ir dalintis, man nejauku, sakau, Šarūnai, nebijok, aš irgi bijau. Tai pirmas mūsų blynas laidoj naujasis aš, ačiū tau, kad radai laiko. Rinkausi tave specialiai tokį simbolinį svečią, nes nuo tavęs prasidėjo tokia mano kelionė į saviugdą ir kai bendrauji su žmogum ir betarpiškai ir ne prieš kameras, tai, kaip pasakyti, turbūt ir tas pokalbis gali būti visai natūralus, nebuvo man lengva, bet aš dėkoju tau, kad tu radai laiko. O pažadu žiūrovams, kad sugrįšiu ir su kitom laidom, su kitais svečiais ir aišku kitomis laidos temomis. Palinkėjimas, kuris norėčiau, kad taptų laidoje galbūt netgi tradicija, kviečiu jūs irgi ieškoti įvairių saviugdos formų, stengtis būti kasdieną vis geresniais negu buvote vakar ir tikiu, kad mažais žingsniais, kad ir pėda už pėdos, bet į priekį judėkit, būkit geresniais ir būkit galbūt naujai aš, nes jeigu aš esu šiandien geresnis negu buvau vakar, tai jau galima sakyti, kad aš esu naujasis aš. O tobulumui, klausykit, ribų nėra. Su jumis buvo Vytautas, mano svečias Šarūnas Žagaras, iki pasimatymo kitose naujasis aš laidose. Tikiu bus įdomu, smagu ir aišku, naudinga. Ačiū ir iki.